Labas, šiandien aš esu visas šlapęs. Ir aš šlapęs ne dėl to, kad šiandien karšta. Šiandien šviečia saulė, ne? Matote? Saulė šviečia, bet ne karšta. Nėra karšta. Ir aš taip pat nesu šlapęs, todėl kad aš maudžiausi. Aš nesimaudžiau upėje. Čia nėra upės, čia nėra ežero, čia nėra jūros. Aš šlapęs. Aš esu šlapęs, nes aš važiavau dviračiu. Čia mano dviratis. Aš važiavau dviračiu. Ir aš atvažiavau dviračiu į kavinę. Ir aš dabar eisiu nusipirkti kavos. Labą dieną. Taip, jūs jau žinot, ar ne? Taip. Gerai. Čia vietoj įsinešti? Vietoj. Taip. Ir viskas, aš Gal turiu... sausai kažkokį? O kokiu turit skanių sausainių? Aha. Labai skanus. Galiu pasirinkti focaccia, pavyzdžiui. O galbūt, žinot, aš paimsiu sūrio pyragą. Steiką ar gal su karamelė? Su karamelė. Taip. Nežinau, ar jūs girdėjote, bet ta mergina, kuri dirba kavinėje, ji mane pamatė ir sako, didelė latė, ji mane pažįsta, ji mane jau žino. Mane žino, todėl kad aš kasdien atvažiuoju dviračiu į tą kavinę ir nusiperku didelę latę. Man patinka važiuoti į šitą kavinę. Šita kavinė yra 23 kilometrai nuo mano namų. Ir man patinka kasdien važiuoti dviračiu 2 valandas. Ir 23 kilometrai, maždaug 1 valanda. Todėl atvažiuoti į šitą kavinę, išgerti kavos, ką nors mažo suvalgyti, yra puikus tikslas. Ir aš manau, kad labai lengva mane prisiminti. Ji mane prisimena, nes aš kasdien tuo pačiu laiku 3 valandą einu į kavinę, kur ji dirba, ir visada esu su šituo šalmu, ir visada esu šlapęs. Nes, kad nuvažiuočiau į šitą kavinę, turiu važiuoti 1 valandą. Turiu nuvažiuoti, turiu numinti 23 kilometrus. Ir dabar vasara, truputį, nėra karšta, bet šilta. Ir todėl aš būnu visas šlapęs ir su šalmu, tai dėl to ji mane atsimena. Ji atsimena, ką aš perku kasdien. Taip pat aš kasdien perku didelę latę. Ir kartais taip pat sūrio pyragą, kaip šiandien. Ir aš dabar negaliu važiuoti, aš dabar turiu stumti dviratį, nes matot, yra kelio darbai, viskas išardyta. Todėl sunku važiuoti dviračiu, aš turiu eiti. Aš vieną kartą aš važiavau dviračiu čia. Važiavau dviračiu. Nestūmiau, tai dabar aš stumiu dviratį. Bet vieną kartą aš važiavau dviračiu. Ir buvo vienas vyras, jam buvo gal nežinau, 60 metų.
Jisai buvo labai piktas. Jisai atsistojo, aš važiavau dviračiu ir jisai atsistojo, šitaip per visą kelią atsistojo ir man užblokavo kelią. Ir aš nesupratau kodėl ir tada jis man pasakė, kad tu turi važiuoti keliu, tu negali važiuoti šaligatviu. Nežinau. Man atrodo, kad jis truputį pasikarščiavo. Jeigu kažkas daro kažką, kas mums nepatinka, ar ne? Žmonės kartais pasikarščiuoja. Žinote, ką reiškia žodis? Karščiuotis. Aš neturiu omeny karščiuoti, kai mums būna temperatūros, kai mes sergame, mes karščiuojame. Bet kai mes pykstame, kai kažkas mums nepatinka ir mes, staiga pasakome kažkokį negerą žodį ar padarome kažką negero, nes mes pykstame. Tuo metu mes karščiuojamės. Galbūt, kai būna karšta, žmonės labiau karščiuojasi, nes jie būna labai pavargę nuo karščio. Ir galbūt po to jis pasikarščiavo ir po to jisai gailėjosi. Jisai galbūt gailėjosi, kad jisai pasikarščiavo. Nes dažniausiai taip ir būna. Mes pasikarščiuojame ir po to galvojame, kodėl aš pasikarščiavau. Nereikėjo to sakyti, nereikėjo to daryti. Mes gailimės. Matėte šitą ženklą? Ten parašyta, o naktį negalima, nes žmonės, kai pamato, kad tvarko kelią, kai jie pamato, kad pilna didelių mašinų, kaip šita, kai negalima pravažiuoti, kai negalima praeiti, jie pamato ir jie galvoja, o negalima naktį, gal jie gali naktį tvarkyti, kai aš miegu, kodėl dabar, nes tiek daug triukšmo. Aišku, naktį irgi būtų triukšmo, bet žmonės dažnai karščiuojasi, jie pasikarščiuoja, kai pamato, kad išrausta gatvė, kad tvarko gatvė ir jie negali praeiti, jie negali pravažiuoti, daug triukšmo. Žmonės pyksta, jie karščiuojasi. Ir todėl Vilniaus miestas tokį ženklą pastatė, ar ne? Prašome kantrybės, ten buvo parašyta, ar ne? Prašome kantrybės. Kantrybė labai svarbu, net ir dabar, ar ne? Ten yra triukšmas, ar ne? Jie kažką pjauna, kažką gręžia. Ir aš noriu nufilmuoti video, bet man sunku, nes yra daug triukšmo. Bet aš kantrus. Aš būsiu kantrus. Aš nesikarščiuosiu. Tai buvo maždaug čia, maždaug šitoj vietoj. Aš važiavau dviračiu, aš ant dviračių važiuoju. Ir tas vyras atsistoja ir užtvėrė man kelią, užblokavo kelią. Užtvėrė man kelią. Ir sako, važiuok keliu, važiuok čia. Nevažiuok šaligatviu. Kodėl važiuoji šaligatviu? Važiuok keliu, gatve. Ir galbūt jis teisus. Galbūt teisingai. Reikia važiuoti gatve dviračiams, ar ne? Bet aš manau, kad šaligatvis irgi labai platus ir yra daug vietos. Pakankamai vietos ir žmonėms, ir pėstiesiems, ir dviratininkams. Tai aš manau iš tiesų, kad tas žmogus pasikarščiavo. Jis pasikarščiavo. O jums ar yra buvę?
kad kada nors pasikarščiavote, kad atsitiko kažkas, kas jūs truputį supykdė ir pasikarščiavote. Arba kad galbūt kažką jūs padarėte, kažką padarėte jūs ir kitas žmogus pasikarščiavo ir kažką jums pasakė ar padarė. Manau, kad visi turime patirčių tokių, kad pasikarščiuojame ir po to gailimės, arba kad kažkas kažką mums pasako arba padaro. Visi turime tokių patirčių. Tai man būtų įdomu sužinoti jūsų patirtis. Tai parašykite komentaruose. Iki.